Antras uždavinys prašo suprastinti tokį skaitinį reiškinį, nieko čia per daug neprigalvosi. Vietoje skaičiaus, kuris užrašytas kaip šaknis iš 8, būtų gražu pasirašyti, kad būtų šaknis iš 2. Ir tai gana nesunku iškart pamatyti, kad 8 yra lygu 4 kart 2, o iš sandaugos šaknis traukiasi atskirai iš dauginamųjų, šaknis iš 4 yra 2 ir bus 2 šaknys iš 2, bus atsakymas 7 šaknys iš 2. Ta ir darom neskubėdami, kad nesuklystumėm. Plius rašau viską, ką aš šnekėjau, tai yra vietoj 8 rašau 4 kart 2, neskubėdamas vėlgi perrašau, nors šiame egzamine laiko galėjo ir pritrūkti, šaknis iš 4 yra 2, arba kaip mes jau esame įpratę, sakom, iškeliam dauginamą į priešaknės ženklą ir štai gavę 2 šaknis, 2 dėmenys, kurių yra o šakniai vienodi, 5 šaknys iš 2 ir 2 šaknys iš 2, kai 5 bobutės ir 2 bobutės, tai iš viso yra 7 bobutės, o šiuo atveju 7 šaknys iš 2. Ta rašom į atsakymą skaičiuką.